ačiū, kad jūsų taip daug. Tai rodo iš tikrųjų pagarbą žmonėms, kurie žuvo mūsų valstybėje. Tai rodo didelį jūsų susidomėjimą. Šita vieta yra labai keista, yra simbolinė, yra visiškai nežinoma. Būtent šitame name 41 metų rudenį, nuo vasaros iki 42 metų rudens, bazavosi liūdnai pagarsėjęs ypatingas būrys, sudarytas iš Lietuvos karių savanorių, kurių karininkams lietuviams vadovavo eilinis vokietis Martinas Vaisas, tai yra taip pat istorija žinomas dalykas, bet plačiai visuomenė nežinomas. Ir praktiškai mes vėliau nueisime į antrą aukštą, kuriame buvo į būstinę, garažai, sandėliai, gyvenamosios patalpos. Ir sunkvežimiai iš čia išvažiuodavo keletą kartų per savaitę, išveždavo tuos vyrus į panerius arba į kitas vietas rytų Lietuvoje, kur buvo per 3 mėnesius nužudyta virš 30 000 žmonių, o per 4 karo metus buvo nužudyta apie 70 000. Šitie 40-50 vyrų darbavosi, kaip sako, iš širdies. Rytoj yra tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Šie metai, 2016, yra 75 metų sukaktis nuo didžiųjų žydų žudynių Lietuvoje, kur, kaip sako istorikai, yra pati didžiausia naujųjų laikų Lietuvos tragedija, pats kruviniausias puslapis ir dėja, kaip sako istorikai, jis yra istoriografijai, baltoji dėmė, bent jau provincijoje žudynės yra labai mažai ištirtos. Šiandien su mumis yra nuostabų žmonės, šitos knygos bendraautoriai, bendražygiai, Tomas Šernas, kunigas Tomas Šernas, medininkų žudynių vienintelis gyvas likęs liudininkas, Ričardas Doveika kunigas, kurį visi puikiai pažįstate, ir daktaras Efraimas Zurovas, Simono Vizentalio centro Jeruzalės biuro direktorius ir taip pat garsus nacių medžiotojas, vienos dalies šios knygos bendraautorius, su kuriuo mes leidomės į kelionę per žudynių vietas, bandydami rasti tiesą ir iš dalies ją rasdami. Galbūt mes pradėsime nuo nedidelio filmuko, kuriame nufilmavome iš mūsų su daktaru Zurovu aplankytų 40 žudynių vietų. Nufilmavome tik tai kelias, kurios yra praktiškai Vilniuje arba netoli Vilniaus. Ir norėčiau, kad pažiūrėtume šitą trumpą filmuką, tas masinių žudynių vietas, kuriuose žmonės yra ne tik nužudyti, bet ir po šiai dienai guli jų kaulai. 1000 ir 10 000 kaulų. Prašau dėmesio į ekraną.
trumpas filmukas yra įdėtas kiekvienam į jūsų USB įrašytas ir jūs galėsite žiniasklaidą galėsite turėti ir parodyti. Dabar pakviesime gerbiamą Tomą. Mūsų karinio parengimo dėstytojas majoras Libermanas kalbėdavo, sako, človek живет летом. Reiškia, žmogus gyvena vasarą. Jisai vasarą planuoja, jisai ruošiasi atostogom. Visas jo gyvenimas, sakysim, yra vasara, kur malonu atsiminti. Ir šiaip tai yra natūralus žmogaus toksai būdas gyventi ir žiūrėti savo istoriją, į savo gyvenimą. Ir dažnai būna galbūt po gyvenimo pragyvento atsimena kelios vasaros atostogos. Nes žmogus nenori atsiminti blogų dalykų. Jo sąmonė ir jo protas tą atmeta ir stengiasi atsiminti, kas yra gera. Mums psichologai sako, kai mums sunku, sako, atsimink ką nors gerą. Tai vat, atsimint, ką nors gerą yra kyla iš tokio noro žmogaus užmiršti, kas yra bloga. Labai natūralus noras ir man atrodo, jisai kyla iš tokio žmogaus nepasitenkinimo gyvenimo ir nepasitenkinimo pasauliu. Viskas yra chaosas, viskas yra neviltis. Atsiminkime tik tai, kas gera. Iš to kyla tas mąstymas. Iš tos pozityvios šaknies kyla ir, ką mes vadiname, humanizmu. Humanistai sako, kadangi pasaulis yra blogas ir chaosas ir mūsų gyvenimas yra labai sunkus, tai žmogus yra svarbiausias. Matuokime viską žmogumi. Ir kai humanistas susiduria su masinėmis žudynėmis, vaikų, moterų, senelių, vyrų ir visa kita, tada humanistas sako, sveikas protas to nepaaiškina. Ir tada humanistas lieka spąstuose. Iš vienos pusės gyvenimas baisus, pasaulis nėra stabilus. Iš kitos pusės sveikas protas to nepaaiškina. Ir žmogus lieka spąstuose. Ir antras istorijos suvokimo būdas yra ateistinis. Jisai kyla iš judėjų ir krikščionių tos šaknies. Nepaisant to, kad pasaulis yra ne toks, kokią mes norime, bet tame pasaulyje Dievas šnekina žmogų per savo žodį, per savo raštą, per savo raštus. Ir žmogus per savo nesąmonės atsako. Ir tai, ir šitas tenakas yra Pirmasis testamentas ir krikščionių Naujasis testamentas kalba santykis žmogaus nusikaltimo ir Dievo žodžio. Ir jeigu mes nesame vaikai ir negalvosime, kad ateityje bus dar geriau ir humanizmas nugalės, mums tada belieka vienintelis tas teistinis požiūris. Ateitis gali būti sunki, gali būti siaubinga, bet mes turime suprasti, kai mes suprantame savo nuodėmes, savo protėvių nuodėmes, mes atsiveriam tam kalbėjimui su Dievu. Mes atsiveriame, turime šansą būti kitokiais. Aš tik dėl to suprantu, kad istorija turi prasmę.
būtent mūsų civilizacijoje, judėjų ir krikščionių civilizacijoje istorija turi prasmę ir būtent tą istoriją, tą, kurią mes suvokiame, kuri per mūsų širdį jau perėjo ir paliko savo pėdsakus, tada turi prasmę. O jeigu mes būsime tokie kaip pagonus, naivus, kurie sako, galbūt rytoj bus geriau, žmogus yra visko matas, sveikas protas, ką nors paaiškins, tai mes esame pasmerkti. Aš linkiu, kad šitas knygos pasirodymas būtų dar vienas toksai lošelis į tą mūsų tautos lietuvių sveikimą ir pasveikimą, kad mes nebūtumėm naivus ir būtumėm atsakingi. Ačiū už jūsų dėmesį. Prašysime, kad pasisakytų daktaras Efraimas Zurovas. First of all, thank you very much, all of you, for coming. Today is really a very important day, a very special day, a very moving day for me personally. And in the wake of the experience that I had going on the journey with Rūta Vanagaitė. Visų pirma, noriu padėkoti visus čia susirinkusios. Šitą dieną man yra labai svarbi, nes dabar mes iš esmės turim rezultatus tos kelionės, kurią turėjom su Rūta Vanagaitė. First of all, as you can see, I'm outnumbered by the priests. 2 priests, and I want to speak to you about history, not about faith. Kaip manot, yra čia daugiau kunigų, aš esu tik vienas, o kunigai 2. Todėl aš nekalbėsiu apie tikėjimą, o kalbėsiu apie istoriją. As you all know, I've been coming to Lithuania from the beginning of independence, and the issues that I raised in the beginning with the authorities and the efforts that we made had to do with justice, with canceling rehabilitations given illegally to people committed genocide, and to bringing those people who were participants in the crimes of the Holocaust to justice. Kaip jūs žinote, aš atvažiuoju į Lietuvą nuo pačios nepriklausomybės pradžios ir klausimai, kuriuos aš kėliau Lietuvos valdžios institucijoms, buvo susiję su neteisėtais pateisinimais žmonių dalyvavusių, reiškia masinėse žudynėse ir būtinybę teisti tuos, kurie iš tikrųjų tame dalyvavo. Some of those efforts were successful, many rehabilitations were canceled, there were some trials, but the authorities did not really have the political will to do a good job in bringing these people to justice, which is a shame, because if those trials had been done correctly, this would have been an absolutely wonderful opportunity to teach Lithuanian society and to explain to Lithuanian society exactly what had happened here. Kai kurios pastangos buvo sėkmingos ir kai kurie išteisinimai, reabilitacijos buvo panaikintos, bet dėja Lietuvos valdžia nenorėjo iš tikrųjų tame aktyviai dalyvauti ir tai labai gailėtina, nes tai buvo gera proga iš tikrųjų išmokyti lietuvių tautą jos istorijos ir išspręsti daugelį iš tų problemų. But since time has now basically run out, time is over for bringing these people to justice, the issue moves into the realm of history. And this is why I was absolutely, first of all, I was absolutely surprised to find a woman like Rūta Vanagaitė, who admitted that her relatives had been involved in these terrible crimes, and was willing to go on a mission to reveal the truth. Kadangi laikas iš esmės išseko, jau praėjo ir dabar šita problema tampa istorinė. Todėl aš tikrai labai apsidžiaugiau, sutikdamas Rūtą Vanagaitę, žmogų, kuris sužinojo, kad jos protėviai buvo susijęs su šitą problemą ir jinai neišsigando, išdrįso iškelti šitą problemą viešumą. Even though I've been dealing with the Holocaust for 45 years already, I never anticipated the enormity, the intensity of the experience that we were going to go through. To go to some 40 places of mass murder here, and to interview eyewitnesses, to interview people who lived nearby, and to undergo, I can't even begin to tell you the experience that we went through, but it's something that you can read about in this book.
Nors aš užsiimu šitą problemą 45 metus, bet aš tikrai nesitikėjau to intensyvumo, tos stiprios patirties, kuri manęs laukia čia. Mes aplankėme 40 vietų žudynių įvairiuose Lietuvos dalyse ir iš tikrųjų tai, ką aš patyriau, jūs iš dalies galite perskaityti šitoje knygoje. I thought that after having visited Auschwitz and Majdanek and Treblinka, I would be immune to an experience like this, but I have to say, quite frankly, that this experience overwhelmed me in a way that I couldn't imagine. Aš maniau, kad apsilankęs jau ir Aušvice, ir Treblinkoje, ir Majdanike, aš turėsiu imunitetą nuo tokių patirčių, bet dėja šitą patirties iš tikrųjų perpildė mane tokiu labai nelauktų būdu. Because these people were murdered individually, by their neighbors in some case, one by one, and left in pits. In any event, I urge all of you to read this book, and you'll begin to understand why this subject is so important, and why it's absolutely imperative that the authorities in Lithuania begin telling the whole truth, not part of the truth, about the Holocaust, and especially what happened here, and the role of Lithuanians in these terrible crimes. So that's my hope. I want to personally thank Rūta Vanagaitė for her courage, for her perseverance, and I hope and pray that you'll appreciate what she did. Thank you very much. Taigi, šitie žmonės buvo nužudyti individualiai po vieną, dažnai jų žudė jų kaimynai, jų buvo palikti tiesiog duobėse. Taigi, aš kviečiu jūs visus tikrai perskaityti šitą knygą ir suprasti, kodėl yra svarbu, kad Lietuvos valdžia imtųsi veiksmų, įvertinant šitos įvykius ir tikrai mokant lietuvių tautą šitos patirties. Ir, dėkoju Rūtai Vanagaitei ir visiems jums ačiū. Prieš suteikdama žodį kunigui Ričardui Doveikai, aš norėčiau trumpai pasakyti, kodėl aš tą knygą parašiau ir pasakyti, kas mūsų laukia šiame renginyje toliau. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų žinojau, kas manęs laukia, žinojau, kad sutiksiu labai daug priešiškumo, labai daug įtarumo, kas už tai sumokėjo, kas už tai užsakė ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad aš dėkinga leidyklai Alma Litera, kuri išdrįso šitą knygą išleisti. Dėkinga kad ir už nedidelį honorarą, bet jisai leido man pusę metų mokėti už automobilio stovėjimą prie ypatingo archyvo, net gerti kavos ir sumokėti vieną teisininko konsultaciją už visą Baltarusiją. O šiaip tai šitą knygą daugiausia parėmė mano skaitytojos, kurios pirko didžiuliais tiražais Nebobų vasarą ir man suteikė laisvę rašyti tai, ką noriu ir taip, kaip aš matau reikalinga. O mane labai nustebino didžiulė baimė, kuri vyrauja Lietuvoje, kalbant apie šitą temą, nuo politikų iki teisininkų ir paprastų žmonių, kurie neišdrįso apie tai kalbėti, arba išdrįsdavo kalbėti po ilgų kalbinėjimų, nesutikdavo savo vardų pasakyti, nesutikdavo būti fotografuojami. Mes tikrai bijom šitos temos ir tokios baimės, kaip po 25 nepriklausomybės metų, kad šitaip žmonės bijotų ir jie bijo ne ko kito, jie bijo ne valdžios, jie bijo netekti darbo. Tie visi žmonės, kurie, sakysim, yra daugelis vietų, kuriuose mes planavom daryti pristatymą, mes jo negalėjom, dėl to, kad būtume kažkam galbūt pakenkę. Labai daug kas sakė, o ar man nuo to nieko nebus, arba apskritai neišdrįsdavo apie tai kalbėti. Ir turėdama galimybę, aš nebijau prarasti darbo, kadangi aš jokios darbo vietos neturiu. Aš esu pati savo darbdavė ir aš neturiu socialinės baimės, kaip kad mane pasmerks, taip nebus malonu, kada puls ir sakys, kas tu tokia ir tu išdavikė ir keletą draugų jau praradau, tačiau aš manau, kad tai buvo svarbiausias paskutinis momentas, kada kažkas turėjo šitą knygą parašyti ir jeigu ne aš, tai kas, jeigu ne dabar, tai kada. Nes tie žmonės, kurie yra liudininkai, jiems yra 85 ir 90 metų, jų nebus už kelių metų. Ir jeigu šią vasarą mes nebūtume jų aplankę ir jų pakalbinę, tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje, kur turbūt nėra dar mūsų istorikai buvo pervažiavę per tas žudynių vietas, kur buvo lietuviai nusiųsti žudyti, tai tie liudininkai ir jų liudijimai nugrimstų į nebūtį. Aš manau, kad šita knyga yra saviugdos knyga visuomeniai. Galbūt jos neskaitys dabar, galbūt jas skaitys už metų, už 10, už 15, bet tie liudijimai bus užfiksuoti. Ir tai yra niekas mano neišgalvota, niekas net nėra remtas niekur jokiais užsienio autoriais. Tai yra lietuvių istorikų atradimai, lietuvių istorikai labai daug parašė.
tačiau tos knygos yra pakankamai mažų tiražų. Lietuvių žmonės yra labai daug matę. Yra vien internete yra 260 video liudijimų lietuvių žmonių, tiek liudininkų, tiek žudikų. Viskas yra prieinama, ypatingo archyvo bylos visos yra prieinamos. Mes viską galim skaityti. Mano funkcija buvo vienintelė - sudėti tai į vieną knygą, 300 puslapių knygą ir išdrįsti ir leidyklai išdrįsti ją išleisti. Tai žodžiu tokių, kadangi šiandien yra Holokausto aukų pagerbimo diena, mes suteiksime žodį kunigui Richardui ir paskui visi išeisime į lauką, kurioje Bromoje, taip vadinamoje, bus trumpa Holokausto aukų pagerbimo ceremonija, po kurios mes pakilsime kieme į antrą aukštą į ypatingojo būrio patalpas. Dievas žmogui yra davęs labai nuostabią dovaną - atsiminti ir prisiminti. Ir taip pat žmogus taip surėdytas, kad turėdamas vienokias ar kitokias baimės ir džiaugsmus, veržėsi į tai. Ir nekartą yra sakoma, kad jeigu nori nugalėti baimę, eik pasitikti baimę. Eik pasitikti tai, kas tave išlaisvins, padrasins ir tu mažiau bijosi. Mes vakar minėjome Vilniaus miesto gimtadienį, sausio 25. Žiūrėdamas tik ką parodytus kadrus, dar kartą supratau, kad šitas miestas turi labai didelę ateitį. Nes vartai į Vilniaus miestą yra paženklinti nekaltų žmonių krauju. Ir man iš karto asociacija į Seną testamentą į Egipto nelaisvės vergovės namus. Kai būtent nekaltojo krauju paženklinti namai. Pripildė taurę tironui paleisti taurę. Ir tauta turėjo ateitį. Taip savita per savo istoriją, per savo dykumos patirtį, per šventraštį, per karus, per ištikimybės, neištikimybės. Ir ta tauta turi ateitį. Rankose laikydamas knygą Mūsiškiai, iš tikrųjų ir Rūtos padrasintas pats peržiūrėjau savo senelių ir prosenelių archyvus. Nes taip pat mano prosenelis po šiai dienai yra paguldytas Sibiro žemė. Dėl to, kad kažkada važiavo į Ameriką ir dirbo šachtose, grįžo į Lietuvą, sąžiningai dirbo, rėmė partizanus, augino gausią šeimą, mylėjo žemę, ją įdirbo ir buvo darbo vietoj suimtas ir išvežtas. Dėl kad netekti kažko brangaus mes galime suprasti kiekvienas. Vakar buvo daug kartų cituoti didžiųjų kunigaikščių laiškai, kai buvo kviečiami pasaulio matininkai į šitą miestą kurti, čia ateitį matyti. Ir ta negatyvi patirtis, kuri vieni prieš kitus pastatė tame krašte, kurį buvom visi sukviesti kurti ateitį, dar kartą šita knyga parodo, kaip turime būti budintis ir prisimti atsakomybę vienas už kitą, nes visuomet šalia tavęs bus tas, kuriam nepatiks, kad tu gerai gyveni, kad tu sąžiningai dirbi, kad tu esi lojus savo valstybės pilietis, kad tu esi draugystė su savo kaimynu, kad net skirtingų tikėjimų žmonės gali vienas kitą praturtinti, o nelaimėje atidardyti savo namų duris ir suteikti prieglobstį. O kažkas tuo pasinaudoti, išduoti, parduoti, nes tokiu būdu susitvarkyti savo neišspręstus reikalus, o galba savo niekšybės pridengti. Atmintis ir prisiminimas mums šiandien leidžia pamatyti šito krašto istoriją. Ir dėkodamas ne tik Rūtai, ne tik tai, kad atsirado šita knyga, bet kai esame išvakarėse Holokaustų pagerbimo dienos, padėkoti tiems žmonėms, kurie išdrįso pasipriešinti šitai masinį naikinimo kultūrai. Padėkoti tiems žmonėms, kurie atvėrė savo namų duris, savo svirnus, klėtis, kurie atidarė galbūt tos erdves, kurios yra po kambarėliais, kur buvo saugojamos vasaros sukauptos gerybės ir galbūt tie maišai bulvių ar augienių ar kokių nors mėsos buvo paaukoti dėl to, kad ten būtų paslėptas žydas, žydų vaikas. Kažkas taip pat rizikavo, kažkas darė, tai yra tiesos diena, mes turime matyti visumą. Taip labai yra skaudu matyti tą, kuris išsiveda kaimyną ir nušaudo. Bet kaip yra džiugu pamatyti tą, kuris paslapčia atidaro savo namų duris ir pasako, ateik, tu čia būsi saugus.
aš pridengsiu tave savim. Tai knyga, kuri dar kartą parodo, jog ir duoda atsakymus, kur buvo Dievas. Manęs rūta klausė, tikrai tikiu, turbūt kunigo Tomo buvo klausta, kur buvo Dievas. Ir aš ilgai galvoju. Bet manau, kad šiandieną, žvelgiant į šitos 100 tūkstančių nužudytų nekaltų žmonių ir taip, kaip jie elgėsi, kokia buvo jų laikysena, atsakymas yra perskaitomas. Tų žmonių orume buvo Dievas. Tų žmonių orume. Ir tas žmogiškasis orumas, kuris leido nekaltajam ir teisiajam išlikti tokiu, yra jų amžino gyvenimo šaltinis. Aš nežinau, jau 25 metai, kaip ir Rūta minėjo, yra baimė apie tai kalbėti, mąstyti, buvo pasakyta tam tikras galbūt valdžios neveiklumas, nenoras, dar kažką. Aš nežinau, ar tie visi 100 tūkstančių nužudytų norėtų šiandieną, kas būtų jiems svarbiau, ar kad anūkams, proanūkiams būtų išmokėtos kompensacijos, sugrąžintos turėtos krautuvėlės, ar atstatyta privatinė nuosavybė, kuri buvo kažkada atimta, nemanau. Aš manau, kad kiekviena ta auka trokštų supratimo ir to žinojimo, kad mes vienas kitam nesam priešai. Kad aš, kuris stovėjau ant duobės krašto, ir tu, kuris buvai atkreipęs į mane ginklą, už tavęs ir manęs stovėjo jėga, kuri buvo labai egoistiška. Ir mes žinom, kas už to stovėjo. Ir šita knyga labai puikiai padrąsina pamatyti, kad ir budelis ir auka abu buvo aukos. Aukos to, kuris norėjo išvalyti pasaulį per savo egoistišką mąstymą. Ištrinti protingą dėl to, kad jo protas būtų išryškėjęs. Nustumti darbštų tam, kad veltėtis galėtų klestėti. Ir mes šiandien matome, kad holokaustas Lietuvoje didžiąją dalimi ir buvo dviejų supriešintų trečios jėgos kaktomuša. Ir tai yra tiesa. Tiesa, kurios negalime paneigti, negalime pamiršti. Ir būtent šita tiesa mums suteikia ateitį, kaip ir šitas miestas, kurio vartai yra nekalto žmogaus krauju paženklinti. O tai reiškia, kad tas miestas, kuris turi ateitį. Šiandien kyla labai daug minčių ir galima daug ilgai kalbėti. Ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad šiandien galiu savo tikėjimo vyresniesiems broliams prieš juos nulenkti galvą, prieš žydų tautą, į kurią aš kaip kunigas žvelgiu savo tikėjimo vyresniuosius brolius ir pasakyti ačiū, kad jūs dar kartą parodėte, kur yra Dievas žmoguje, yra jo orume, kur yra tikrumas ir teisingumas žmonių santykyje, tai yra sąžiningume. Ir šiandieną kiekviena holokausto auka tikrai eidama ir stodamasi ties iškasta duobe žinojo, kad ne paminklai, ne restitucijos, net neįvardinimai, bet tik tai Dievas šitą absurdą gali išryšti. Nes Dievas yra istorijos Dievas. Ir visi žydai žinojo, kad šita nesąmonė bus ištaisyta ir atitaisyta. Ir šiandieną po 75 metų man užaugusiam šitame mieste, šitame krašte, būnančios visuomenės, šios tautos dalimi, kyla vienintelis padėkos žodis. Ačiū, kad davei atsakymą. Kur yra Dievas žmoguje, kaip Dievas veikia istoriją. Ir kad mes visi kartu nugalėję baimės šitame krašte turime ateitį. Esu labai dėkingas, kai 2000 metais ir Lietuvos ganytojai, ir šventasis tėvas, šventasis Jonas Paulius II, ir atsiprašęs už visų krikščionių klaidas, atsiprašęs už nuodėmes, atsiprašęs už pralietą kraują ir smurtą. Ir šiandien mes galime švęsti holokausto aukų atminimą taip pat ir tikėjimo kontekste, kuriame krikščionys ir žydai, šventraštinio bendruomenio atstovai ir atsigręžia vienas į kitą su atsiprašymu ir atleidimu, su padėka ir supratimu, su širdgėla ir užuojauta. Ir šitos bendruomenės turi ateitį šitame krašte. Ir galiausiai paskutinė mintis, kurią visiškai neseniai šitomis dienomis popiežius Pranciškus pasakė viešai. Nėra nė vieno šventojo be praeities. Ir nėra nė vieno nusidėjėlio be ateities. Aš noriu nuoširdžiai palinkėti kiekvienam, kuris skaitys šitą knygą, matyti šito krašto ateitį.
miesto ateitį, tautų sugyvenančių čia kartu bendrą ateitį ir dar labiau įsidrasinti saugoti vienas kitą, nes ir šiandieną ideologinių aukų yra labai daug. Juk šiandieną kažkas, nes irgi taip pat šitam krašte po 25 metų laisvės ilgėsi sovietmečio. Ir turbūt šiandieną taip pat atėjus išbandymo metų daug kas turbūt pakeistų kepures. Ir šiandieną po 25 metų kai kas taip pat ideologijos praplauto mąstymo akivaizdui sako, kad kažkas padarė teisingą sprendimą. Kam Ukrainai Krymas? O koks geras vyrukas, kaip jūs kietai viską tvarko, kad tokį va čia Lietuvoje turėjo. Ir šiandien yra ideologinių aukų ir mąstymo aukų. Dėl to kiekviena tokia knyga yra budėjime ir sargyboj. Kad tas, kas skaito šitą istorinę tiesą, jis visuomet išliks tikrumo ir teisingumo pusėje. Iš visų šitų minčių, kurias drįsau šį rytmetį pasidalinti, dar kartą dėkodamas Rūtai už drąsą surinkti šią knygą, padėkodamas tiems, kurie atvyko į mūsų kraštą ir tikrai už rankos vedžiojo ir sakė, nepamiršk istoriją, nes žydų tauta yra istorijos tauta, knygos tauta, Dievo tauta, kuri taip pat padėjo ir padrąsino mums skaityti savo istoriją. Tiesiog norisi palinkėti paskutinėme sakinyje, nesustokim ties vien tik tai pastatytais paminklais, įvardintais pavardėmis ar grąžinta nuosavybė ir kompensacijų. Mes visi po 75 metų pertraukos turime padaryti tai, ko ilgėjosi to meto žmonės. Supratimo, kad aš esu nekaltas. Užuojautos tam, kuris buvo priverstas tai padaryti. Ir to troškimo turėti ateitį šitame krašte. Kad Dievas atitaisys holokaustų skriaudą. Ačiū Jums. 1941 metų vasarą aš buvau Vilniuje ir gyvenau Matų mokyklos bendrabutyje. Maždaug 1941 metų Liepos viduryje sutikau savo pažįstamą. Jis man pasakė, kad yra tokio darbo vieta, kur galima neblogai užsidirbti. Paskatintas to pažįstamo, nutariau eiti ten dirbti. Jis man nurodė adresą, kur reikia kreiptis dėl darbo. Tai buvo Vilniaus gatvėje. Numerio neprisimenu. Ten, mūrinėme pastate, antrame aukšte, buvo taip vadinamas ypatingas būrys. Iš pradžių nežinojau, kad jis taip vadinasi, o sužinojau, kai išdavė man pažymėjimą, kad esu ypatingojo būrio dalyvis. Šiek tiek vėliau tame būryje pastebėjau ir kitus mūsų mokyklos mokinius. Iš pat pradžių, kuomet įstojome į būrį, tie šautuvų nedavė. Reikėjo be ginklų varyti žydų tautybės piliečius iš jų butų į gatvę, kuriuos paimdavo apsaugom kokio tai lietuviško bataliono kareiviai ir varydavo juos grupėmis į Lukiškių kalėjimą. Jau po to mums išdavė rusiškus šautuvus. Mums reikėjo varyti žydų tautybės piliečius iš Lukiškių į Panerius, kurie paskiau būdavo sušaudomi. Kalėjimo kieme, kas tai žydų tautybės piliečius vyrus, moteris ir vaikus išrikiuodavo ir kai jie pradėdavo eiti pro vartus, mes, ypatingojo būrio dalyviai ir bataliono kareiviai, apsudome juos iš visų pusių ir varydavome į Panerius. Šautuvus nešdavome rankose. Kolonos priekyje ir užpakalyje eidavo uniformuoti kareiviai. Vokiečių uniformomis apsirengusių kariškių nepastebėjom. Kiekvienu atveju buvo varomi apie keli šimtus žmonių, bet tikslaus skaičiaus nežinau. Paneriuose reikėdavo pereiti pervažą. Ir to iš pervažos buvo miškas, kur ir buvo masinio šaudymo vieta. Ten buvo keletas iškastų didelių duobių, kurių diametras siekia apie 20 ir daugiau metrų. Pasmerktuosius suvarydavome į vieną iš duobių ir jie ten buvo laikomi prieš šaudymą. Paskiau iš tos duobės grupėmis varydavome į kitą duobę ir ten šaudydavome. Toje duobėje, kur buvo jie laikomi prieš šaudymą, turėdavo pasmerktieji palikti savo daiktus, kuriuos būdavo pasiėmę ryšuliuose. Prieš duobę, kurioje būdavo šaudomi, turėdavo išsirengti į kapitinių baltinių ir tik paskiau buvo varomi į duobę ir sušaudomi. Ir šitose patalpose buvo, po karo buvo milicija, po to policija ir dabar policija išsikraustė ir išstato visus išparduodamus turto banko. Tačiau dabar, kada mes čia vieną kartą pabuvome, mes žinosime, kas juose vyko, galbūt Lietuvos žmonės žinos. Ir aš tik tai trumpai noriu pasakyti
kaip pavyzdžius, kur važiuodavo vyrai, kurie rinkdavosi čia kiekvieną rytą į darbą. Vien tik nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 25 dienos 41 metais Paneriuose jie sušaudė 18 898 žmonės, Nemenčinėje 403 žmonės, Naujojoje Vilniuje 1159 žmonės, Varėnoje 1767, Jašiūnuose 575, Eišiškėse 3440 žmonių. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Iš viso rytų Lietuvoje ir aplink Vilnių nužudė 13 501 žmogų. Tai būna amžinas aukų atminimas ir tai būna amžinas prakeikimas šitų žudynių organizatoriams. Ačiū Jums visiems, kas norėsite pabendrauti, kviečiame apačioj. Ir atsisveikiname su šitą baisią vietą.